Lemba. Pamatėt. Labas bičiuliai, ką jūs? Galvojau tyliai ramiai galvoju. Patikrinsiu ledą. O čia opa ir jūs. Nu, jeigu jau užmatė, tai taip. Ką mes šiandien turim? Gruodžio 14. Gruodžio 14. Šeštadienis. Ir mano rankose spinigėlis. Spinigėlis, laužtuvėlis. Vienu žodžiu, bičiuliai, ieškosim ledo. Tiksliau ledą tai jau radau. Ledo yra visur, bet jisai, kaip pasakyti, kaip Arūnas Koska linkėjimą jam pasakytų, nu, toksai va. Tai va, bičiuliai, vietinė bala, arčiau prieikit. Ir, kaip sakyti, vienintelis ir paskutinis šansas turbūt šiais metais, šios metus uždaryti ant ledo. Tai pabandysiu paieškoti. Iš tikrųjų, jau sakau, prisipažįsiu, vat, ką tik buvau prie vandens ir sakykime, geri 5 cėmai. O ar saugus, tai vėlgi, bičiuliai, ir iš karto užbėgant įvykiam už akių, bičiuliai, kurie nenutokėt, nesuprantat, kurie tik ant sofos, nekomentuokit, ten nerašykit durnų komentarų, iškart perspėju gražiai, trinsiu, nu nereikia, nesuprantat, patylėkit geriau. Tai va, o mes ką mes darysim, mes eisim ir vėlgi taip, kaip sakyt, porą tokių žodelių apie, sakykime, apie saugumo techniką, kažkiek tai pagrindinis turbūt, nu, mano galvo pagrindinis dalykas, tai, bičiuliai, ant pirmą ledo tik su peikena. Aš negaliu žiūrėti, kaip kolektyvas eina ant tų 5, ten 7 cėmų ar kiek su grąžtais. Nu, baisu. Jūs suprantat, kad jūs, sako, einu patikrinsiu ledą, pragręšiu, tai ką tu pagręši, tu įlūši, kaip sakyt, nespėsi išgręžti, tu jau įlūši, jeigu ten bus blogas ledas. O su peikena, kaip sakant, cik tai eini, kiekvieną žingsnį tikrini. Ir aišku, kas be ko, sakykime, smaigai, tai čia visada. Ir vėlgi, geriausia, va taip kaip aš pasirinkau balykę, nu, gylis maksimum iki pažastų. Kaip sakė, iki kiaušinių. Va tokiuose grioviuose, balose, kada tas ledas toksai, sakykime, ant ribos, tai geriau rinktis tokius gerai žinomus, va, kai žinau, kad, nu, čia koks gylis ir taip toliau. Ir sakau, ir žiūrėt po kojom. Kas, vėlgi, nu, mažiau patyrę, ar iš vis, va, nori, sakykime, tik tai galvoja kažką tai bandyti, tai dar palaukit, kada bus, gal, jeigu bus normalus ledas, arba tada su žmonėm, kurie labiau patyrė, kurie žino, kas, kaip ir kur. Nes vėlgi ten labai daug diskusijų, tas saugus, nesaugus ledas. Bičiuliai, žioplys ir prie 20 cm storio ledo ras, kur įkišt koją ir taip toliau. Nu, tokio nebūna saugaus ledo 100% niekur, nebent arenoj, bet į tai ten gali gauti šaibos ar dar kažkas prasiskelt galvą nukrytęs, tai vėlgi tokie reikalai. O čia skau, pažiūrėjau, geri 5 cėmai, traška, bet jisai grynas kaip stiklas, aišku, kad kaip stiklas tai čia minusas, nes, nu, matosi, va to užeisim, pamatysit, matosi dugnas, lelyjas, nu, bet gal kažką tai ir pavyks. Sakau, ar žuvies bus? Nu, pažiūrėsim. Šiandien visi būdai ir matiliukų turiu, ir be masalį, ir spinigėlį. Greičiausiai pradėsiu nuo matiliukų. Nu, tiesiog norisi kažką tai pagauti, tos pirmus kibimus, pajusti ir parodyti jums. Nesakau, paskui viskas, nuo rytojaus ateina vėl šiluma, vėl dargana, kitą savaitę +5, +6, vėl valtis, vėl vietinės balos lampačiai bus. O šiandien, negaiškim laiko, einam. Ką, bičiuliai, pirmi žingsniai, nu,
Ne visai pirmi, prieš 10 minučių buvau. Vėlgi stebėt, kas kaip. Nu, aišku, aš čia tą, sakykime, brūdą stebiu nuo antradienio, taip kaip šiandien šeštadienis. Tai vat, matosi, nu, vien žodžiu, vat, yra ruožai, kur tik tai užšalo prieš dieną. Čia užšalo iš antradienio į trečiadienį. Tai va. Ir va tas ledas, nu, sakau, 5 cėmai. Tik tai, kad labai skaidrus. Bet sakau, yra ir pliusų. Dėl to, kad, bičiuliai, dėl to, kad matosi, ta prasme, koks tas ledas, bet ir jisai labai kietas, labai kietas. Jisai patraška, bet, nu, sakau, ne tai, kai būna pavojingiausias, tai kai būna pirmas, sakykime, nevienodai sušalę su sniegu. O tada yra blogai. Tada iš vis turi kiekvieną žingsniuką tikrinti. Čia vat matosi, matot, va ten galbūt plonesnis truputį. Čia vat juosta tokio tamsesnio, sakykime, matinis labiau, tai reiškia storesnis. Vėlgi kaip užlip teisingai ant sakykime, ant ledo, ant pirmo ledo, niekados neikit tiesiai per kamaišus. Niekados. Nes tarkim, va čia jeigu koja mukt, op, ir sėdi iki kiaušinių. Geriau va, kur buvo, matot, va, švarus, gražus, lygiai sušalęs. Va, gražu. O jeigu va, čia va, užeitume, būtų niurka. Aišku, paskui, kai jau ten gerai peršala viskas, tai taip, jokių problemų. Bet dabar pirmas ir paskutinis ledas, lygiai tas pats, bičiuliai. Ant paskutinio ledo va, čia gali būti 20 cm, o čia po tais va, ajerais jau, sakykime, pavasarį iš vis ledo gali nebūti. Nes sunkiai užšala ir labai greit atitirpsta. Nu, gerai, nekantrauju, bandysime čia pasiduot į tą pusę kraštu, paskui galbūt už kampo. Va kas gerai, kad vėlgi va, tokie prūdeliai, kur baigėsi ajerai ir gylis 1,5 metro. Metras, nu, tasme, žvejybinis. Tik sakau, vat, labai skaidrus, lely lapukai, viskas matosi, nu gal vis tiek kažką tai sakau. Stebuklų tikrai nesitikiu, bet vieną kitą linktelėjimą gaut ir tai būtų super. Vėlgi, kai va, toksai va, skaidrus ledas, tai stengtis iš karto kuo daugiau ekečių prisidaryti, kad jos paskui nurimtų ir tada palengva po jas vaikščioti ir gaudyti, kad kuo mažiau daužimo to. Vėlgi gali pasirodyti pagal mano peikeną, kad jis tikrai labai plonas ledas, bičiuliai. Čia peikena ne medinė, kaip daugelis naudojat. Čia peikena normali, iš metalo ir tarkim, su ją aš 10 cm ledą iš vieno smūgio lengvai. Tai vaskau, kiti, o, sako, tu ką čia iš karto takšt ir, kaip pasakyti, ir tu iškerti tą eketę. Čia jinai padaryta, kad reikalui esant ir storą ledą galėčiau kapot. Tai va čia tie 5 cėmai, 6, tai vienas jokas baika jai. Ne, visai va, čia va tokie tamsesni lopinėliai. Gal viskas ir gerai bus. Labiau kaip diena žada apsiniaukusią tokią. Tai gal va ir bus biški pliusas tas apsiniaukimas. Nes jeigu būtų saulė, tai iš vis būtų blogai. O čia vat, tamsesnis dugnas. Netaip matosi. Skau čia. Sakau, ir jeigu kažkur, vat, nu čia sakau, čia labai jisai lygiai užšalęs, viskas čia su jo gerai. Matosi kur, bet šiaip, bičiuliai, peikena ir kur kas neaišku, eini, vat, bakst, sakykime, bakst, vat, ir jauti. Ledas niekada nelūš tenai, nu va čia matosi, čia gal gulbės kokias kažkada plaukio, dar kas, nu nelūš ten keli metrai nuo, sakykime, nuo ketės ir įlūš, niekada. Dažniausiai, grinai, jeigu koja įdėjai į skylę, tai įdėjai. Tai va, tarkim, tas vat atstumas nuo kojos, va, čia jau gali realiai
kaip ir nebūtų ledo. O čia vat laikys. Nu vėl žodžiu, bičiuliai, tikiuosi kažkam padėjau truputį susiorientuoti. Dabar bandysim žuot. Vėlgi bičiuliai, kaip vėlgi bičiuliai, kai tas ledas toksai, sakykim, plonas, traškantis ir mažas gylis, tai nu stengtis reikia, kaip sakant, lengvai, palengva. Nereikia trypt ant to ledo. Kai kiti būtų smūk. Palengva, gražiai, kaip pasakyt, plaukti tiesiog, susilieti su ledu. Ir viskas bus gerai. Užsidėsim ankelius, gal reiks priplaukti, kas čia žino. Vis tiek, sakau, pradėsiu turbūt nuo avižėlės, aišku, gal paskutiniu metu ne visai mano tema, bet, sakau, šiandien norisi susismardinti rankas žuvim. Pamenu pernai, kas mane sekot irgi, va čia bandžiau tos pačius kraštelius tada praeit. Tai nelabai sekėsi, iš tikrųjų, tada nei kibimo neturėjau, bet tada, atsiprašau, bet tada tik tai su spinigėliu bandžiau. Šiemet šį kartą nusiteikęs rimčiau, taip kaip sakau, iki naujų metų, net kaip sakyti, panašu, kad jokių šansų daugiau ledą pačiupinėti. Gerai, pradedam. Bičiuliai, gal dar ne visi girdėjot, bet mano geras bičiulis, sveiki visi, linkėjimai Deivuk, išleido savo balalaikas. Ir jau iškart, pažiūrėkit, spalvytės krenta į akis. Tai va, noriu labai išbandyti. Apie jas galbūt truputį vėliau, gal prie kokios arbatėlės, kaip sakant, įsipilsiu. Dabar noriu greičiau pamakalot eketėj. Ja. Fainas, ne? Papasakosiu truputį vėliau apie jas. Juodas wolframukas, matiliukas. Kur čia mano matiliukai? Turiu ir matiliukus, ir viską pasiėmęs. Kaip čia bus, nežinia, bet šiaip toj užtvankėliai ir ant to, ir ant blizgutės kimba, tarsi ant spinigėlio, tai sakau, nu žiūrėsim. Nežinau dabar, nežinau, bičiuliai, čia toks momentas, kada visko norisi, visko norisi patikrit, o diena tai juk tik tai 5 valandas trunka dabar tai. Žiūrėsim. Vėjas belė koks, vienu žodžiu, kaip visą savaitę tokie gražus orai buvo dabar. Baisu, bet žiema ne vasara. Dabar mane iš laivo, tai nugarą atsuksiu aš tam vėjui. Ir viskas svarbu, kad lampačius koks atsirastų piktas. Nesupratau. Bičiuliai, opa! Viskas ant akių, kaip sakau. Nu ką, galiu skelbti sezoną. Nežinau, kaip čia atidaryta, uždaryta. Gerai pavadinkim. 24-25 metų sezono atidarimas. Jau pavykęs. Aišku, dydis, nu bet sakau, šiandien bičiuliai, nedidyje esmė. O, kažką tai. Truputį vandeniukas truputį sunkėsi. Šiaip temperatūra -1, tai jeigu taip įsilaikys visą dieną, tai irgi nėra blogai tas išbėgęs vanduo. Jisai sušalt turėtų. Ir storėti ledas. Kad
Vienu metimu. Vėlgi dar, kaip pasakyti, ekspertų komentarai. Va, prasidėjo marinavimo sezonas. Taip ir anaip, kam jūs metat ant ledo, taip irgi viskas jau tipo nustyps. Sakant, bičiuliai, viskas gerai, nesukit galvos, toliau sėdėkit ant sofkučių ir aišku, geriau, kad eitumėt komentuoti į kokį Delfį, dar kažkur ten, kur susirenka visi kečiausi komentatoriai, ekspertai sofos, o ne čia. Ešeriukam žiemą tikrai nieko nenutiks, kad jie pabus kelias minutės ant ledo. O mes bandysime ieškoti kopūstinę, kol kas tokia visai mikro, bet bičiuliai, smirda rankos žuvimi jau. Matot, kaip gražiai palengva savo judį ant to ledo ir jisai, kaip sakyt, prisijaukinį jį, jisai net netraška, net nepyksta nieko, viskas, skau, turbūt švelniai, gražiai ir viskas bus labai gerai. Skau, nereikia trypti kaip arkliam ten, kai būna kiti šliup, tas ledas, kad ir plonas, bet jie eina, karočią, kaip arkliai. Bičiuliai. Labą dieną. Buvo pokšt. Tai nesupratau. Linkt, čmokt. Čia panašu, šiaip tai labai panašu į peiliuką. Nu nieko savo. Kelinta čia ketė. Ketvirta ketė ir viso gero. Sidabrinė. Tai va, bičiuliai, kol sezono pradžiai, kol pripranti prie to pakirtimo, čia dabar, aišku, ne tai, kad nukirtau, o čia labai lengvai tik cikt ir nėra. Tai būna tų tokių kreivų su nuostoliais kibimų kirtimo, paskui, žiūrėkit, į sezono galą jau ir pusė kilo. Ir taip toliau. Ne problema ištraukti to pačiu 0,5 ar 6 valiukų. Pradžiai, sakau, nors čia tai buvo labai kietas kibimas, panašu į silkutės. Bičiuliai, truputį keičiu taktiką. Jie tie kala, taip stipriai kala. Esmė tame, kad bandysiu gal su blizgutė visais ir tada gal greičiau rasiu aš tų didesnių. Nu visi kaip vienas, kol kas maži, bet labai pikti. Tai matot? Pirmas įleidimas. Aš ne tą darau, ką reikia. Gal ką čia, kaip sakant, ką čia žaist su tom avižėlėm. Juk pirmas ledas. Skau, kalimai tai tikrai, kibimai tokie aktyvūs gan. Gal ant blizgutės. O, ką tai jeigu kimba tokį, taip, tai ką čia? Čia tai kaifas. Iškart, matėt, va, yra pirmas pakelimas bumt, kopūstinis, antras pakelimas bumt, mažiukas. Tai pažiūrėsim, gal čia tos blizgutės dar geriau.
Kitą kartą būna, kad jie nori tokių didesnių masalų. Nu, o kur yra, apėjau ratuką. Apėjau ratuką nekybėjimą, o čia tai kitėjo vėlgi. Tik tai, kaip sakyt, pakelimas ir pakelimas ir kybimas. Labai skaidru, palemba dugnas visur matosi ir net mačiau keletą žuvėliukų, o matosi, tai kaip ir tas ledas netraškėtų, būtų galima. Nu, dabar reikia bandysiu ieškoti, kur, o ten va buvo tas neblogas toks kampiukas tamsesnis. Bandysiu va taip, kur grinai po pakilusiom žolėm, va kažkur tai, kad būtų kažkokio tai šešėlio jam pavėsiuko. Čia galima? Procesas, bičiuliai, vyksta, jo. Kala gerai ta blizgutė, bet kaip dabar pareiti prie tų didesnių. Kaip prisibels prie didesnių. Dar, bičiuliai, viena pelkelė, bet toks labai ant ribos, tai vat kur per šlapę normalus ledas, o kur sniegas nelabai. Tai va čia prasieisiu lengva. Opa, bičiuliai, pirmoji kutėjai. O, ir gražesnis visai. Nieko savo. Šiandien man visur iš pirmos eketės sekasi. Dar vienas bakstelimas buvo ir daugiau nieko. Nieko tai nieko. Tiesiog kita eketė eita.
O, kas čia? Galvau žolė, o, pažiūrėkit. Visai gražu. Opa. Visai gražu. Netgi ant krentančio gilį ieškojau gylio. O ten žiūriu, kabo jau man. O, kažkas ten. O, vaikeliai. Šiuliu, čia tokie jau smagiau. Tokie jau smagiau. Buch, tik tai, buch. Op. Dar vienas. Matiliuko. Nu, čia tokių yra, čiuliai. Tokie truputį truktelė. Tik gaila, kad čia šoledo mažokai. Gero. O, bumt. Čiuliai visai smagu, didžiakiai tokie. Kudoki. Matytėm čia nelabai yra ką to maisto, nes bala, kas čia 30 ant 80 metrų kokių. Žolinukas. Pažiūrėkit, ledas kaip sušlapo. Pasirodo, vien žolė. Apačia. Akutė. Nu, tik šitą matysi. Mukt. Mukt. O, čiuliai, pažiūrėkit, kokie pasirodė. Bonusavį vakarą. Bonusavį vakarą šlinda. Moktų.
sesiją padarėm šiokią tokią. Šitokie jau grabnesnių buvo. Nu ką, einam. Viskas, pasidžiaugiat dėmesio ir atgal. Ir atgal. Jo, ką galiu pasakyti. Blogai, kai žinai, kad sakau, dar šansas rytoj. Ir paskui vėl nežinia, kada tas šansas, tai norisi ir blizgutę, ir matiliuką, ir be matiliuką. Vienu žodžiu. Ja. Vienodai kimba ant to. Kur randi kalą smagiai. O ant tos be masalės, tai tie kibimai, tai bombiniai. Kai rauna su visą špagą. Tik tai kaip su plaktuku. Op. Kaip lenkia bičiuliai. Net dugno kaip sakyt, neradau dar tik tai. Tai ne, bičiuliai, reikia baigti viskas, užtenka. Dar vieną ir viskas, ryšam šiandienai. O, kaip pasakiau, dar vieną iškart nustoja kibti.
Tikšt. Tik su plaktuku. Gerai, viskas. Paskutinis. Bičiuliai. Užtenka. Nors dar, kaip sakyt, dabar, kai visą laiką reikia važiuoti namo, tai vis kybo. Ką galiu pasakyti? Smagu. Patenkintas, pažvejojęs, pagavęs ir kaip sakyt, vos ne maksimum planas įvykdytas. Ir su avižėlė pagavau, ir su bemasalė, ir ant blizgutės. Viską išbandžiau, gal aišku, kad ta diena trumpa. Teisingai, žuvis tai tokios, kokios jos jau yra. Nu, nieko nepadarysi taip, kaip gaudyt pavyko ne ten, kur noriu, o ten, kur galima buvo. Vienu žodžiu, viskas super. Ir gerai, dabar dar trumpai, kas dar neišjungėt, persikelkim į studiją namie, truputį porą žodžių, kaip sakyt, reklamos apie meškerėlės, balalaikas ir taip toliau. Apie naujienas, vienu žodžiu naujienas. Gerai, junkimės, keliamės. Aš varau staigiai, kol jūs persijungsit, aš greitai grįšiu iki namų ir susitiksim tenai. Nepabėkit. Taip, bičiuliai, visas, kaip sakant, paraudęs, įkaitęs, paskubom, grįžau namo, užsidėjau paradinį lampačinį džemperį ir smagu, kad neišėjot, likot ir, kaip sakant, heiteriukų turbūt džiaugsmas, labiausiai jie mėgsta, kai kalbu apie reklamą ir ten AliExpressas ir taip toliau, sako šūdus, reklamuoja šūdus. Nu, aišku, čia kažkam juk reikia parašyti, kaip aš sakau, durną komentarą. O mes, bičiuliai, eikim prie reiklo trumpai ir paskui einu montuoti, nes norisi kuo greičiau įkelti video. Tai, kaip ir minėjau pradžioj, mano gero bičiulio Deivido Račkausko gaminys, sakykime, prie kurio jisai prisidėjo ir jo vardu išėjo, tai va tokios fainos balalaikos. Pabandysiu aš jums pridėti prie pat, spalvytės, užrašėliai, vienu žodžiu, čiuliai, labai zgrabnius. Sakau, šiandien pirmas bandymas. Sukasi, palaukit, aš gal įsipakosiu, kurios spalvos, pažiūrėkit, kiek spalvų, 6 spalvos. Nu, tarkim, juodą. Aš imu juodą, išpakosiu, tada labiau aš jums parodysiu. Kaip pasakyt, aišku, joks dviratis čia neišrastas, bet, bičiuliai, va, sukimas, kaip pasakyt, sukasi žiauriai lengvai, nesikerta ir dar pliusas, manau, didelis pliusas, tai yra, vėlgi, aš prie jūsų arčiau prieisiu, varžtukai yra didesni, kaip pasakyt, atgrubnagiam ir yra mažesni, kurie, sakykime, gal pirščiukai delikatesni. Tai, o kita vertus, jeigu ar suskiltų, ar pamestumėt, visada yra dar atsarginis. Tai visur šaibelės padėtos, tarpinėlės apačioj, viršuj netgi. Vienu žodžiu, viskas su jom labai gerai, špagos minkštutės, va. Super. Ir vėlgi nuo šiandien, gal nuo vakar, net nežinau, kada jisai čia sugebėjo taip greitai. Jas galite įsigyti jo parduotuviai, tai inkiliukas.com. Nuorodą paliksiu aprašyme. Po video ten ne tik tų gražių, žiūrėkit kokios spalvos, gražių balalaikų, bet ir ankelių, tarp kitko, kurios naudoju dar šlapi.
lengvučiai, su gumelė ant bet kurios kojos galima užsidėti. Ir bičiuliai, pažiūrėkit, kokio jie storio. Kokio storio ir visiškai neperšlapimi, visiškai. Galit realiai klauptis į vandenį 5 cm drąsiai balą ir kelieniai bus šilti ir sausi. Tai va, rasi ten ir antelių ir gerai su deiviuku kol kas tiek, bet dar nepabėkit. Dar noriu paminėti kitą gerą bičiulį, superinių graibštų meistrą ir superinių bičiuliai be masalių, ant kurių netoks kreivarankis kaip aš pagaunu. Tai vėlgi, super duper, aš jau pernai jum rodžiau, tikiuosi tik kamera, kad tik tai sufokusuotų. Pernai aš jau jum rodžiau, taip, visokios variantai. Reiks susikelti į dėžutę. Dėžutė yra, bet sakau, man pernai jų nemažai sezono gale, kaip pasakyti, nemažai man jų nuplėšė. Tai atsinaujinsiu. Vėlgi, užeinat į aprašymą, paskaitot, paliksiu Arnoldo kontaktus, rašykit, nes ledas tikrai bus šiemet. Labai didelis klausimas, bet kitais ateinančiais 2025 metais tikrai jisai bus ir puikiai proga kažką įsigyti, taip kaip ir avižėlių, kurių pas Arnoldą ne visada būna, nes tiesiog žmogus nespėja gaminti, taip ir su tom balalaikom gali būti problemų paskui gauti. Tai va dabar puikus šansas susiruošti ateinančiam sezonui, ankeliai, meškerytės ir avižėlės. Ir gerai, pabaigai galvoju tokį ekspromtus, viską šiandien ekspromtų, čia bėgau visą dieną, lakščiau sušylęs ir dabar bėgu montuoti video. Galvoju, toks blitz konkursėlis ar tiesiog konkursėlis. Bičiuliai, rašykit komentarą, ar nežinau, bet ką, aišku, ne heitą kokį, bet tokie tikrai nepraeis. Rašykit komentarą, galite tiesiog rašyti noriu, nežinau, rašykit gražų komentarą ir galvoju vienam iš jūsų, netgi ne vienam, o gal dviem. Ta prasme, vienam padovanosiu kažkurią tai iš Deivido Račkausko meškerėlių, o kitam padovanosiu, tarkim, 5 be masalės avižėlės. Tai, bičiuliai, rašom, komentuojam, rašom gražų komentarą arba tiesiog rašykit noriu ir viskas. Ir kaip visada, galit užeiti atributikos pasižiūrėti, galit jungtis į klubiokus, į patronus, žinosit daugiau, kur taip gerai kimba ir kibs, tuo pačiu prisidėsit prie kanalo plėtros ir tam kartui tiek. Susitiksim kitame video, greičiausiai vėl nuo ledo. Iki.